Pirmų eilėj turėčiau būti sąžiningas su jumis visais. Ema ir mes susipažinom Tinder. Karantino metu. Žinau. Tačiau štai kas svarbiausia pasaulyje, kuris buvo visiškai sustojęs, jis buvo vienintelis dalykas, dėl kurio norėjau būti čia, net jei būti čia reiškia tik kita ekrano pusė. Nuo pat pradžių man niekada nereikėjo spėlioti, kaip Ema jaučiasi. Aš manau, daug kas žino, kodėl aš tai sakau, ir tai yra visiškai dėl jos veido. Džiaugsmas, susijaudinimas, pyktis, alkis. Viskas ten. Visišku aiškumu. Dar prieš ištariant nors žodį, gana greit išmokau tą kalbą. Ir labai specifinis žvilgsnis reiškintis norėčiau skanėstų. Ir norėčiau jų dabar. Gražiai. O pergyvenu. Nebuvo ko pergyvenu. Gražiai, labai gražiai. Ema, prieš šią dieną aš sau daviau keletą pažadų. Žadu visada atidžiai stebėti tavo veidą, nes jis man pasako viską, ką reikia žinoti ir sąžiningai. Tai vienas iš mano mėgstamiausių dalykų tavyje. Žadu, kad kur ir gyvenimas mus nuvestų, tyrinėsime jį kartu. Net jei tai reiškia, kad valgysiu dalykus, apie kuriuos sakiau, jog niekada nevalgysiu. Svarbiausias iš visų šitų pažadų yra tai, kad aš žadu tave mylėti tinkamai, visiškai ir be išimčių. Visą likusį savo gyvenimą. Tu esi mano mėgstamiausias žmogus šiandien ir visada. Julio, mano vyre, ačiū tau už tai, kad visada manimi tiki, net tada, kai pati savimi abejoju, už kantrybę įgyvendinant mano idėjas, spontaniškus planus ir tuos vėlyvus vakaro pokalbius, kai vienas klausimas kažkaip virsta kelių valandų diskusija. Ačiū, kad visada mane išklausai ir į kiekvieną mano klausimą vis dar atsakai su didžiausiu rimtumu, nesvarbu, koks kvailas ir juokingas jis bebūtų. Ačiū už visus metus, kuriuos kūrėme kartu, už visas bendras patirtis, nuotykius, iššūkius ir mažus kasdienius momentus, kurie galbūt niekam kitam netrodytų ypatingi, bet man reiškia labai daug. Ačiū už visus mūsų pirmus kartus. Pirmą pokalbį, pirmą susitikimą, pirmas kelionės, pirmą pasimatymą. Tai tapo mūsų istorija, kurią ir toliau tęsime dar ilgai. Tie, kurie mane pažįsta, žino, kad esu beprotiškai jautri. Bet su tavimi išmokau sustoti ir nurimti. Tavo apkabinimas man visada buvo ta vieta, kur viskas stoja į savo vietas ir niekas nebetrodo baisu. Tu esi mano geriausias draugas, didžiausias palaikymas ir mano gyvenimo meilė. Todėl šiandien norėčiau tau pažadėti keletą dalykų. Pažadu tavęs klausytis atvira širdimi ir visada stengti suprasti, stovėti šalia tavęs tada, kai gyvenimas bus lengvas ir tada, kai jis mes iššūkius. Pažadu laikyti tavo ranką, kad ir ką mums atneštų ateitis. Pažadu palaikyti tavo svajones taip, lyg jos būtų mano pačios. Džiaugtis kiekvienu tavo pasiekimu ir kiekviena pergalė. O sunkiausiamis akimirkos būti tuo žmogumi, į kurį galėsi atsiremti, kai pritrūks jėgų. Pažadu rinktis tave kiekvieną dieną, ne tik lengviausiamis ir gražiausiamis akimirkomis, bet ir tada, kai gyvenimas bus netobulas. Pažadu mylėti tave besąlygiškai, visa širdimi ir taip stipriai, kaip tik moku. Per visus šios metus niekada nesu suabejojus, kad būtent su tavimi noriu kurti savo gyvenimą. Ir šiandien stovėdama čia jaučiuosi lygiai taip pat užtikrinti, kaip tą dieną, kai supratau, kad tu esi mano žmogus. Ačiū tau, kad esi. Ačiū, kad esi mano vyras nuo šiandien. Ir labai džiaugiuosi būdama tavo žmona. Ir ačiū visiems čia susirinkusiems. Mums abiem tai labai labai daug reiškia. Ačiū.
Julių pažįstu jau labai ilgai. Mačiau jį įvairiais gyvenimo etapais, gerais, keistais, kartais visai netikėtais. Bet jie atvirai, pats geriausias etapas prasidėjo tada, kai jo gyvenime atsirado Ema. Gyvenimas netampa tobulas, kai sutinki tinkamą žmogų. Jis tiesiog tampa geresnis. Geros dienos tampa dar lengvesnis ir smagesnis. Sunkios nebe tokios sunkios. O visa, kas laukia ateityje, staiga atrodo daug įdomiau. Žiūrėdama jūs matau ne tik du įsimylėjusius žmonės. Matau komandą, paremtą draugystę, pagarbą ir palaikymą. Tai ryšys, kuris leidžia jausti saugiam, suprastam ir mylimam. Linkiu jums niekada neprarasti smalsumo vienas kitam, net po daugelio metų atrasti naujų dalykų, stebinti vienas kitą, juoktis iš tų pačių juokelių ir kurti prisiminimus, prie kurių norėsi sugrįžti vėl ir vėl. Ir svarbiausia, kad po daugelio metų pažvelgia vienas kitam į akis, vis dar matytume tą patį žmogų, kurį šiandien pasirinkote visą širdimi. Tegul ši diena būna ne tik graži šventė, bet ir nuostabaus bendro gyvenimo skyriaus pradžia.